Sveiki, mėlyjei, dar kartelį. Ateinu į pagalbą YouTube prenumeratoriams, prašo padaryti kortų skaitymą tokiu klausimu. Gal čia bus daug kam aktualu. Nes aš irgi papuoliau į tokią panašią situaciją. Čia būtų, žiūrėkit, ar aš galiu pasitikėti užmintų žmogumi, apie kurį dabar mes jau kortų skaitymu. Tiesiog ar galiu pasitikėti žmogumi, ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus. Tiesiog gal turite omeny kažkokį žmogų, gal čia tiks, apie kurį norite paklausti, ar jūsų užmintas žmogus jums nepakenks, ar neapgaus, ar jūsų nenuskriaus. Tai va toks būtų kortų skaitimas. Aš dėkoju prenumeratoriams už klausimą, mėlyjei. Na ir pradėkime tokį skaitimą kortų žiūrėti. Žiūrim šiomis kol kas kortomis. Nepavyks apgauti, žmogus eina mane žiūrintysis ir žvaigždė, ir svajonės įgyvendins. Rodo, kad eina į pergalę ir svajonės įgyvendins. O kaip čia iš tikrųjų? Pasižiūrėkime, mėlyjei. Ar galiu pasitikėti žmogumi užmintu, apie kurį noriu paklausti? Ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus? Taip, žiūrim. Dėl apsaugos uždėsime džiaugsmą, vaisingumą ir dovaną. Tiesiog tegul būna, va taip, va dar galima iš kitos pusės uždėti aušrą. Į aušrą manas galime, kad būtų žmogiškumas eitų. Ir kokią galim tokią pergalės. Tyvas uždėsime pergalę iš kitos pusės, kad žmonės saugotų. Štai taip, runos. Ir klausimas, kartojam klausimą. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Ar neapgaus? Ar nepakenks? Ar nenuskriaus? Nu, pasižiūrėsime, mėlyjei, kaip čia bus. Pasižiūrėkime iš pradžių manęs žiūrintysis, kas atėjo. Ar pataikysim, kad tikrai žinot, kieno čia kortų skaitimas ir kokia situacija po žmogų šiandien dienai. Nesėkmės. Skurdas, nesėkmės. Na ir žmogaus labai sunki, nelengva situacija. Nelengva situacija, sunkumai. Oi, žiūrėkit, mėlyjei, kaip čia įdomi viskas yra. Pa žmogų tikrai yra labai nelengva situacija. 10 lazdų krenta. Ir čia žmogus vos gyvas, čia labai patyrė sunkumus. Ir krenta paslaptys. Čia kažkoks paslaptingas galėtų mane žiūrėti, arba tiesiog situacija susijusi labai paslaptinga. Vyriausiosios žinias korta, 10 kardų ir 10 lazdų. Tai jūs dabar įsivaizduokit, kokia sudėtinga. Čia žmogaus nelengva situacija ir dar gale nesėkmės patiria. Bet kada maišiau kortų kaladė, išėjo pergalė ir svajonių įgyvendinimas. O kaip iš tikrųjų žiūrime, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Dar truputėlį pažiūrime pa žmogų, kodėl čia tokia situacija. Imperatorius. Atėjo pasiklausti žmogus apie imperatorių, ar jau galima pasitikėti šiuo žmogumi. Man jau iš karto einama prie kortų skaitimo veda. Ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus. Žiūrime. Suvaržymai. 8 kardų. Judėjimo neįmanoma judėti. Suvaržymai vyksta. Bet po suvaržymų bus triumfas. Balius, šventė, mėlyjei. Kovos eina. Ir taurių karalius. Gal tas imperatorius yra vandens ženklo atstovas, jausmo žmogus, taurių karalius, toks truputėlį turintis narciziškumo bruožų, toksai žmogus su emocijomis, nes jie vandens ženklai, jie turi emocijų savyje vidinių. Žiūrėkit, griūva bokštas. Čia keičiasi žmogaus visiškai situacija, čia kaip ir pasitikėti galima, eina triumfas, balius, bet čia labai sudėtinga žmogaus dabar situacija yra.
Žiūrim. Griuvo visiškai sena situacija ir dar klausiam kortų, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi, apie kurį dabar klausiu, ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus. Nu, žinokit, čia įskaudinta širdis krenta. Jis čia jau gal žmogus jau ne vieną nuskriaudė. Kažkas čia vyko. Čia manęs žiūrintysis yra įskaudintas, čia patyręs labai daug. Ar meilės istorijų nelaimingų, ir tiesiog labai žmogų įskaudino. Griūva čia visa situacija, dabar tokios šaltosios žmogus energijos ir kovos. Bet išeinate į gausą, išeinate į monetų dešimtį, tai čia dar šeima padės, materialinis stabilumas eina, šeima, namas, namai, materialinė gerovė, saugumas, tai žinokit, neturėtų nuskriausti. Čia jisai, jeigu ir nuskriaudė ką, tai kaip čia yra, pasižiūrėkim, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi, ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus, neturėtų skriausti, jisai yra skriaudimuose uždėtas jam, kaip sako, blokas, jisai daugiau toks saulė nešantis bus žmogus, o neskriaudikas. Gal kažkada tai įskaudino, arba tiesiog mane žiūrintysis tikrai patyrė tokius įskaudinimus, kad dabar tiesiog turi baimę. Čia saulė krenta, aš sakau, jau aš kaip maišiau, yra pergalės korta, neturėtų nuskriausti. Jūs mane žiūrintysis visą laiką patirsite gyvenime pergalę, jūs net pripažintas būsite sociumu. Jūs išeisite į savo gyvenimo saulę, į gėrį, į laimę, mėlyjeji. Čia žmonės išeis į laimę, čia gali būti, kad su darbais kažkas susiję, bet laimingi būsite, čia neturėtų nuskriausti. Žmogus bijo, nes buvo labai įskaudintas stipriai gyvenime. Ar galiu pasitikėti? Pasiūlymas iš taurių riterio. Neliūdėkite. Nuosaikumas, ilgas čia procesas pas kažką, jauna moteris, gabi, iš savo gabumų, mokanti uždirbti. Taip, mėlyje, čia žmonės, jeigu dirba, tai tikrai mylimus darbus ir eina į laimę ir neturėtų apgauti. Čia padėjot jau kažkur savo gyvenime vienam etape tašką, jei nepadėjote, dar padėsite. Mylimieji gale, čia meilė krenta, mylimieji gale. Na, žiūrime, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi. Šiaip tai saulė krenta, matot, kaip nori pasakyti kortos. Kovos, liūdnumai, kardų riteris, gal žmogus dirbantis juridinį darbą su metalu, Klausėte gal apie tokį žmogų, kuris dirba gal medicinoje, taiso kompiuterius, dirba su metalu, nes čia kažkokios tai kovos vyko. Nu, pasižiūrim, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi. Ar nenuskriaus? Imperatorė mane žiūri, nuostabi saulės nešėja. Žmogus einantis į saulę ir neturėtų jos nuskriausti. Jinai eina į pergalę savo gyvenimo, į dešimtį monetų. Nebijokit, neturėtų nuskriausti. Aš dar paskui pasižiūrėsiu su Lenormand kortomis. Čia žmogus, čia į mane žiūrintysis išmintingas labai žmogus. Ar moteris, ar vyrukas, jis labai be galo išmintingas. Labai daug išminties turi, taip, stabilus toksai. Čia patyręs per gyvenimą ir kančių daug, ir košmarų išgyveno. Ir dabar eina transformacinis laikotarpis pa žmogų. Kelionės, gali net ir realiuose kelionėse būti. Nesėkmių labai daug patyrė žmogus. Dabar su veržlumu, su potencija. Dvasingas, eina į dvasinį pasaulį. Žiūrėkit, mėlyje, ir galiu pasitikėti, galite pasitikėti. Krenta tokios palankios kortos. Nes pas jūs tai baimės buvo daug. Jūs bijote, nes jūs labai įskaudintas. Jo, žmogus įskaudintas, jisai jau bijo pasitikėti ir kovas patyrė. Čia
šaulys, avinas, liūtas galėtų žiūrėti mergaitės manęs. Ar galiu pasitikėti, norit pasitikėti. Ir karštas vyrukas krenta, irgi ugnies galėtų būti vyrukas. Nesėkmės, čia bankrotas, nesėkmės patirtos. Čia labai žmogus mane žiūrintis išgyveno sunkumus. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Ar neapgaus, ar nepakenks? Magas esate. Nepakenks, eina be galo stipri moteris jūs. Magas, valdote visas 4 stichijas ir be galo stipri jėga yra pas jūs, neturėtų pakenkti, jeigu bandys kenkti, tai kaip čia bus. Ar, prabanga, turtas, gėris, laimė čia pas jūs eina. Ar nepakenks užmintas žmogus, ar neapgaus, ar nenuskriaus. Galbūt be galo gabus žmogus, talentų žmogus, labai daug turi talentų, gabumų, gal net ir žemės ženklo galėtų ateiti mergaitės žiūrėti mano šito kanalo. Su labai dideliu greičiu žmogus pereina į kitą gyvenimo etapą. Žiūrintysis neturėtų nuskriausti, jūs einate į savo baltą gyvenimo ruožą, čia negalės jūsų nuskriausti. Aš dar pasižiūrėsiu, ar jūs gal turite apsaugą iš angelų, iš aukštesniųjų jėgų, kaip čia yra. Jeigu bandytų jūs gyvenime kas nors skriausti, kaip čia būtų. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Pasitikėti galima, galit pasitikėti, nes jūs labai bijote, skaudintas mane žmogus žiūri, kur tikrai jau bijo, jau pasitikėjimas numuštas nuo daugelio. Taip, žiūrime, ar galiu pasitikėti, riteris, lazdų. Taip, čia kaip ir sakiau, žmogus eina savo gyvenimo transformacijas, čia žiūrite apie savo vidinį jausmą ir kompiuteryje ir einate žiūrėti žinių tiesiog savo. Neturėtų nuskriausti, jūs taikus žmogus, čia būsite kaip naujai, čia po transformacijos, dabar man pradėjo eiti informacija, kad būsite kaip naujai gimęs, pranešu iš karto. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Ar neapgaus, ar nenuskriaus, ar žmogui nepakenks? Čia naujas darbas, čia kažkas su darbu susiję, mėlieji, čia darbe. Pelningas darbas, jau antrą kartą tokia korta krenta, pelningas, daugiau atneš pinigų, dešimakė, matot kaip? Neturėtų nuskriausti. Čia tas pats, dešimakė monetų. Dar jūs saugo aukštesnėji visata, tai tikrai neturėtų, nes jums dar dovanas gausite iš visatos. Tai pat šitą labai noriu pasižiūrėti, ar žmogus turi apsaugotas aukštesniųjų, ar jis gali pasitikti. Taip, galite, jūs išeinate iš savo gyvenimo juodo periodo, išeisite iš tų transformacinių laikotarpių ir eisite į dešimakę, kaip ir ten buvo dešimakė monetų. Mėlieji, taurių, monetų, pasitikėkite. Ar galiu aš pasitikėti žmogumi? Sėkmė ateis pas jūs. Jūs, aišku, bijote, jūs save tiesiog uždarėte į tokį narvą, apsisaugot, bet jums durys atidarytos, išeikite iš to narvo, nes jūs jau viskas išeinate į šviesą. Žmogus, išeinate į šviesą. Taip, ir laukite dovanų dar iš visatos. Neturėtų apgauti, galit pasitikėti. Net pasižiūrėkime, ar galiu pasitikėti. Pažas, imperatorius. Čia žiūrima apie vyruką, ko gero. Ar juo galime pasitikėti? Žmogus per atstumą galėtų būti, žmogus toksai dar biškį ego turi, nori pasipuikuoti, pasirodyti visuomeniai. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi? Gal žmogus iš praeities nesėkmės buvo, čia sakau, labai stabilus žmogus. Galit pasitikėti, lauks jūsų džiaugsmas. Džiaugsmas laukia. Krikštynos, matot kaip, čia džiaugsmas, čia džiaugsitės dar. Nes jūs išeinate iš iliuzijų mane žiūrintysis, nes matėt, kaip išeina ta tamsa vidinė. Jūs jau išeinate iš apnuodyto proto, kadangi einate transformacijas. Ir ar gali pasitikėti? Taip, čia jūs saugo net, pasižiūrėkite, yra balandis, tai yra šventosios dvasios atvaizdas, net aukštesnieji saugo. Čia ką pasėjote, tą ir pjausite, sako ši korta.
Nu įdomu, dabar net pasižiūrėkime kitomis kortomis Lenormand. Mane žiūrintysis žmogus yra saulėtas, geras labai labai. Žiūrime, mėlyjeji, ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi, ar neapgaus, ar nepakenks, ar nenuskriaus. Puokštė eina, greiti pinigai, sėkmė, džiaugsmas, gal jeigu gimtadienis, tai sveikinu. Kažkas laukiate gimtadienio, saulėtas žmogus, gėris, ar nenuskriaus, ar nepakenks. Ir tas žmogus, apie kurį klausėte, jisai turi tokio griežtumo, aštrumo, tokio net žiaurumo, kažkokia valdžios atstovas. Debesys tokio turi, bet sakau, čia išeina, kadangi išeina iš jūsų, pats žmogus išeina iš iliuzijų ir debesys išeina iš jo. Taip, ateina į namus harmonija, naujos galimybės pas jūs atsiveria, svajonės išsipildys, čia niekas ir pabaiga ateina. Sakau, ateina pabaiga, ateiks kažkoks vienas gyvenimo etapas užsibaigs, o skriaus, tai čia niekas nesiruošia, čia tik tai žmogus valdžios yra griežtas ir labai toksai net grubus. Sėkmė, turtas, laukia pinigai, žuvytės, tai čia wow, mėlyjeji. Taip, čia ką pasėjote, tą ir pjausite, jeigu žmogus, taip, čia draugiškumas laukia, pasitikėjimas, čia šuniukas net sako, kad galite pasitikėti, čia ištikimas šuo, tai pasitikėkite, atsakėm, šitomis kortomis, dar galim išmesti vieną, ar aš galiu pasitikėti, taip, čia galit bendrauti, pasitikėti, įveiksite sunkumus, taip, ir dar gausite pranešimą. Arba iš valdžios institucijų, arba iš mylimo žmogaus. Parašys jums prisipažinti, meilėje gali. Jeigu tai su darbu susiję, tai darbe keičiasi kadrų kaita ir ten ateina naujas galbosas. Ateina stabilumas ar pakenks. Jūs be galo išmintingas, jau kas jums nieks nekenks. Čia dar tik taip jums reikės priimti gyvenime. Tokia situacija bus, kad sprendimus dėl valdiškos institucijos. Ir žinokite, vaikas, jūs džiaukitės, nes jūs nepraradot savo to vaiko vidinio ir einate iš visi gyvenimo naują pradžią po visų transformacijų. Neturėtų apgauti, šuniukas krito, tai ištikimas, patikimas žmogus. Dar pasižiūrėkime runomis. Žiūrim. Ar galiu pasitikėti užmintų žmogumi, ar neapgaus, ar nepakenks. Net pati runa iškrito. Pietro likimas keičiasi po žmogų. Taip, Sovilo saulė, saulės nešėjas žmogus mane žiūri ir algis. Globėją turite saugoti ir niekas jums pakenkti negalės ir galiatyvas. Į pergalę einate savo gyvenimo, likimas keičiasi. Vienas ciklas užsibaigė, ateina kitas. Jūs esate be galo saulėtas žmogus, nešante gėrį, laukia gėris, saulė. Na ir algis, turite globėją. Jūs saugo, jūs apsaugos. Aš dar pasižiūrėsiu dėl šios runos, kad algis, runa. Taip, briedis reiškia išsiverčia į lietuvių kalbą. Ir taip, kad apsauga yra gynyba pas jūs, globėjas, drąsa, labai drąsus žmogus. Jo, čia tiesiog pabudimas net įvyks, praeisite transformacijas, čia bundate, einate savo kelią. Tai vat, mėlyje, jeigu atsakiau, tai pasižiūrėkite, ar jums tiko. Padėkite laiką, parašykite komentarą. Čia buvo kortų skaitymai su Sandra. Sudie.